Dabar panagrinėsim 2015 metų fizikos valstybinio brandos egzamino testinės dalies mechanikos klausimus. Ir pirmas klausimas. Ant spyruoklės pakabinus 2 kg masės krovinį jos ilgis padidėjo 5 cm. Kam lygus šios spyruoklės tandumo koeficientas, jeigu laisvo kritimo pagreitis 10 m/s kvadratu? Klausimas nėra sudėtingas. Formulinę, jeigu mes pasižiūrėtume, rastume formulę tamprumo jėgos F lygu kx. Šioje formulėje F tai yra jėga spyruoklė veikianti, K spyruoklės standumo koeficientas, X pailgėjimas, kuris pas mus duotas 5 cm, aišku, jį reikėtų pasiversti į sistemos vienetus, tai yra į metrus. Ir jeigu šiais reikštume, K yra lygu F padalinta iš X ir kadangi veikia tik sunkio jėga, galėtume parašyti mg padalinta iš X ir suskaičiavus gautume, kad standumo koeficientas yra lygus 400 Newtonų metrui. 400 Newtonų metrui. Tai akivaizdu, kad mūsų atsakymas yra C. Antras klausimas. Kurio paveikslo rodyklės galėtų vaizduoti 2 kūną veikiančias jėgas ir jų atstojimą. Jėgų atstojamoji tai yra 2 vektorių vektorinė suma. Atidžiai pasižiūrėjus į paveikslėlius, matome, kad jokiais atvejais mes negautume sudėję 2 vektorius, negautume trečio išskyrus atvejį D, ar ne, pasinaudojus lygiagretainio taisyklę. Pasinaudojus lygiagretainio taisyklę galėtume va čia nubrėžti. Matom, kad iš sudėjus 2 vektorius vertikalų ir horizontalų, trečiasis vektorius yra šitų vektorių vektorinė suma, taigi atsakymas pas mūsų šiuo atveju D. Trečias klausimas. Kuri iš paveiksle pavaizduotų jėgų atliks didžiausią teigiamą darbą kūnui pasislenkant iš ilgai punktyrinės linijos 10 cm į dešinę. Vadinasi, poslinkis pas mus yra nukreiptas dešinėn ir pagal darbo formulę darbas yra lygus jėga kart poslinkis ir padauginta iš kosinus kampo alfa. Kosinusas kampo alfa, tai yra pats kampas alfa yra kampas tarp poslinkio krypties, judėjimo krypties ir jėgos krypties. Realiai, tai ką mes matom, jeigu mes jėgą vektorių padaugintume iš duoto kampo, tai mes matytume, kad darbą atlieka konkrečios jėgos projekcija į poslinkio vektorių. Tai tokiu atveju mes matom, kad didžiausią darbą, teigiamą darbą atliktų jėga F3, nes jos projekcija būtų pati didžiausia. Jėga F1 darbo visiškai neatliktų, nes projekcija būtų lygi 0. F4 atliktų darbą, bet jau jis būtų daug mažesnis. O jėga F2 atliktų didžiausią darbą, bet kadangi kosinusas 180 laipsnių yra lygus -1, vadinasi, F2 jėgos darbas būtų neigiamas. O klausime klausia didžiausią teigiamą darbą, vadinasi, atlieka jėga F3 ir mūsų atsakymas būtų C. Ketvirtas klausimas. Grafikuose pavaizduotas kūno judančio horizontalioje plokštumoje X ir Y koordinačių kitimas bėgant laikui.
kam lygus kūno poslinkis per pirmasias 4 judėjimo sekundės. Atkreipim dėmesį, kad horizontalia kryptimi, tai yra x koordinatės kryptimi per 4 sekundės kūnas pajudėjo 3 metrus, ar ne, čia pažymim, per 4 sekundės, tai būtų 3 metrai, galėtume braižyti, kad trikampį 3 metrai, o vertikaliai per 4 sekundės kūnas nuėjo 4 metrus. 4 metrai. Tai vadinasi, visas kūno poslinkis yra mūsų stataus trikampio įžambinė. Penki metrai. Taigi atsakymas vėl C. Penktas klausimas. Kūno judėjimo lygtis yra x lygų 4 minus 2t kvadratu. Visi dydžiai pateiktais į sistemos matavimo vienetais, kada kūno momentinio greičio modulis yra didžiausias. Kreipkite dėmesį į žodį modulis, nes greitis gali būti ir neigiamas. Jeigu prisimintume, kaip užsirašo koordinatės lygtis ir ką reiškia joje kiekvienas dydis, x0 plus b0t ir plus at kvadratu padalinta iš 2. Iš čia mes matom, kad mūsų duota yra pradinė koordinatė 4 ir pagreitis 4 metrai, o pagreitis yra minus 4 metrai per sekundę kvadratu. Pasirašę greičio lygtį, v0 plus at, čia parašiau bendrą formą. Jeigu dabar į greičio lygtį statytume turimus duomenis, tai mes gautume, kad greitis mūsų yra lygus minus 4t. Ir imdami kiekvienas laiko vertes, ne, pagal pateiktus atsakymus, tai mes gautume tokias reikšmes. Greitis pradinių laiko momentų. Tai buvo, jeigu tą reikšmę imtume minus 4 kart 0, gautųsi 0 metrų per sekundę. B variante 1 sekundė, tai gautume minus 4 metrus per sekundę. C variante minus 8 metrus per sekundę ir D variante gautume minus 16 metrų per sekundę. Matom, greitis kinta nuo 0 iki minus 16 pagal pateiktas laiko vertės, bet kadangi mūsų klausė momentinio greičio modulio, vadinasi, reikia didžiausios vertės, tai atsakymas būtų D laiko momentų 4 sekundės. Šeštasis klausimas. Paveiksle pavaizduota automobilio, kurio pradinis judėjimo greitis lygus 0, pagreičio priklausomybė nuo laiko, kurio laiko momentų automobilio kinetinė energija buvo didžiausia. Prisiminkim, kad kinetinė energija priklauso nuo greičio. Pagal kinetinės energijos formulę kinetinė energija yra lygi masė kart greičio kvadratas padalinta viskas iš 2. Vadinasi, kuo didesnė, kadangi automobilio masė akivaizdu, kad nekinta, tai kuo didesnis greitis, tuo didesnė kinetinė energija. Tačiau grafike pateiktas pagreitis. Panagrinėkime patį grafiką. Nuo pradinio laiko momento iki 1 sekundės pagreitis didėjo.
O ką reiškia pagreitis? Pagreitis reiškia, kad pagreitis parodo, kiek padidėja greitis per 1 sekundę. Ar ne? Antrąją sekundę pagreitis tapo lygus 0. Vadinasi, greitis didėjo visoje grafiko dalyje nuo pradinio laiko momento iki 2 sekundės. Paskui pagreitis tapo neigiamas, vadinasi, greitis turėjo mažėti. Vadinasi, greitis didžiausias buvo 2 sekundę ir kinetinė energija akivaizdu, kad irgi buvo didžiausia 2 sekundę. Taigi atsakymas yra B. Paskutinis klausimas iš mechanikos. 7. Svarmuo Žemės paviršiuje sveria 60 N. Kiek jis svers 2 didesnės masės ir 2 didesnio spindulio planetos paviršiui. Svoris skaičiuojamas pagal formulę P yra lygu M kart G. Ne? Kadangi kūnas, laikysim, kad kūnas nejuda, tiesiog padėtas ant svarstyklių. Tačiau laisvo kritimo pagreitis planetoje ir Žemėje gali skirtis. Jeigu rašytumėm laisvo kritimo pagreičio formulę iš formulių lapo, formulė yra tokia. G tai yra gravitacijos konstanta, M planetos masė ir R planetos spindulys, spindulio kvadratas. Tai Žemėj laisvo kritimo pagreitį būtų galima užrašyti šitaip. Gm Žemės padalinta iš R Žemės kvadratu, o planetoje laisvo kritimo pagreitis, pažymėsiu indeksą Žemės, planetoje laisvo kritimo pagreitis pagal Žemės vienetus, tai būtų G 2 M Žemės padalinta iš 4 R Žemės kvadratu. Jeigu padalintume vieną laisvo kritimo pagreitį iš kito, pamatytume, kad mūsų dydžiai įsiprastytų ir Žemės laisvo kritimo pagreitis yra 2 kartus didesnis už planetos laisvo kritimo pagreičius. Vadinasi, planetos laisvo kritimo pagreitis 2 mažesnis negu Žemės ir svoris tokiu atveju būtų planetoje 2 mažesnis negu Žemės, vadinasi, būtų A atsakymas 30 N.